Čia ir vėl mes įsveikiname sugrįžus pažiūrėti, kaip sekasi mūsų darbai. O praėjusioje serijoje Ramūnas užsiėmė savo mažu projekteliu ir darė mums šašlykėlę. Puikiai jam pavyko, o šią seriją ir išbandysim. Nors neplanavome, bet vėliau persikėlėme į namo vidų, kur ardėme sienas bei lubas. Buvo baisiai daug dulkių. Bet rezultatas nudžiugino. Pabaigę darbus namo viduje persikėlėme į lauką prie mūsų būsimo namelio. Atlikome matavimus, kurie ir taip matuojant niekaip nesigaudavo. Iš šios susikloščiusios situacijos labai prisijokėme, bet po poros dienų pakartojame matavimus ir viskas puikiausiai pavyko. Na, o dabar keliamės į naują video. Atvažiavom į mūsų statybvietę, dabar galima taip sakyti. Nu, žodžiu, pastarąsias dienas lijo, nieką dirbti negalėjom, bet ką padarysi. O jo, tai laukiam svečių, dabar turėtų atvažiuoti mūsų draugas ir šiek tiek mums padėti su santechnika. Žolė auga labai sparčiai. Vėl reikės pjauti. Čia tai apivošys tas kameras. Susipažinkit, čia mūsų geras draugas Edgaras, kuris pas mus lankosi pirmą, bet tikrai ne paskutinį kartą. Na, o dabar pasisveikiname ir lekiame tiesiai prie reikalų. Sveiki. Reik valim įrengį statyti kažkur čia vidurė čia statytis. Tarp to namą ir tarp to. Ja, bet aišku, žinoma, biškį toliau nuštol. Nu tai tarkim, čia kur kelias yra išmindžiat, čia gerai būtų. Sakau, kur čia? Na. Bet jūs čia pėvą darysite, sakėt. A jūs kvapą neskleištas? Ne, valim įrengis neskleit. Jeigu gerą prižiūrę, valiai viską, tai viskas gera. Mes čia važinėtis tai neplanuojam, mes čia planuojam žolinuką pasidaryti, nu. Nu, bet matau dar, kas yra. Reikia nuspręsti, kokį valim įrenginį. Jeigu reikės ištraukinėti perteklinį dumblių, tai reikia visi geriau, kad būtų jau arčiau keliuką. Arčiau keliuką. Aišku, jie turi savo tas žardas. Žarnuokus. Bet ir vėl, žinoma, per pėjavas ir taip toliau. Tai va, tas dalis, kad reikia nuspręsti. O ką rekomenduotum? Dabar tiek vietų valim įrenginį reikia. Aš buvau tam resto parodoj. Aha. Tiek jį su kuzu valim įrenginį, tiek jau yra, viens už kitą ten jo, ten šaukia, mes geriausi, taip toliau. Tai visi taip sako. Nu, visi taip sako. Mes irgi esame geriausi statybiniai. Tas čia taip pat. Gal geriau būtų, kad nereikėtų ištraukinėti tiesiog. Yra su tokia nešmena tiesiog. Kur perteklinių dumblių iškilo iš apačios į viršų, tiesiog paskui jiem iškratai, dedi atgal. Tai toks šnanautus. Bet kas montuosite ir patars tikslę vietą? Nu gerai, tai dabar einam dėl namelio, pažiūrim. Pradžiai, žinai, reikia viską pradėti nuo reikalų, paskiau jau malonumai. Nu taip. Kokia čia? Aš jau galvoju, būsiu šikšlikinė užkurti, vis. Dabar taip. Elektra, iš ko įsimsi iš tų stulpų. Kas tik per žemį? Jo. Per žemį, gera. Vandentiekis apie 1,20 m. Kuo giliau, tuo geriau. Visokie rekomendacijai ir kanalizacija. Čia įims jums. Jo. Darom atskirai iš kitos pusės. Įims, gerai. O tai gerai, dabar įėjimas į tualetą. Čia bus. Čia bus. Jo. Bus čia. O čia kas tada? Čia. Nu čia šiaip bus erdvė, nu nežinau, galvojam Sofikę nusipirkti stalą, pasistatyti. Klausimas dabar jums. Čia, kur esate atsižymėjai, čia tipo sienos kraštas bus? Sienos kraštas. Nemanau, kad jums čia reikėtų lobatų didelį dušų kabiną, dar kad nors. Ne, tai mes tą standartinę gal, na aišku, mes jos nestatysim ten jokių, žinai, nesąmonių. Tiesiog, kaip tas vadinas, nu. Nu, jūs kabina? Ne. Ai, tiesiog tą trapą vidurį ir užuolais. Jo. Pas pigiausias variantas čia iš tikrųjų. Tada aš jums rekomenduočiau gerą tada. Gali darytis 80 × 80.
Tada jau sutaupys vietos. Nu, vienam žmogui įsimaudyti iš tikrųjų, tai čia užtenka. Tualetas, kad telpa. Tualetas, kiek mes čia skaičiavom, apie 70 cm, nei ploti gauna. Nu, tai labai gera, bus vietos, viskas. Boileris, tai nedėdelis ateitis jums čia 2 žmonėm. Kokį rekomenduotum 2 žmonėm? 50 litrų. Na, matai, aš tau sakiau, jisai sakė, jam neužteks. Kiek tu maudais? 10 minučių. Su tau maudimas, kiek aš pamenu jo. Gal neužtektų 50 litrų. Į parduotuvę nuvariau, grįžtu davė maudą. Na, tai ką būdom Norvegijoje. Maudą, galėtų, galbūt atsigėti, galbūt pavalga, į tada tai išlėm. Dėl to, nes Nemoka būdų. Drambliuks. Eik, jūs maluoja čia, susimuokit 2 prieš mane. Aš manau, kad užtektų, dėl ko? Nu, nes čia nepristovėsi, nu, ne to mes susirinkau. Ne, matai, kas, čia tik dušus bus, čia tik dušus. Dušė visai, sutapa vonį. Čia ne vonį, vonių reikia labai daug iš tikrųjų. O čia dar, jeigu 2 asmenys iš tikrųjų, čia ir tik tepa, kad atvaryti atsiprausti. Jo, tai kaip 50 litrų mums užtek. Jo, tikrai užtenka. Yra tie siaurieji boileriai, jis tikrai siauriai, gražus, bet aišku, kaina tikrai kosminė apie 300 jau. Mes galvojam, žinai kaip daryti, mes galvojam kelti kuo aukščiau. Dabar gera, tada kuo aukščiau. O juk čia visas siena bus. Žinai, tik tau biškai gal remtis. Nesvarbu. Bus kiek čia, 2,5 metro lubas. Jo. Tualetas čia bus. Tualetas čia. Jeigu čia tas, tai dar... Bet galim tada horizontalius ateit. Bet tiksliau vertikaliai. Suklas galėjo būti. Jeigu jums, nu gerai, dėkiam dušus jau 90 cm. Jau dėk 90. Pats boileris, jeigu jums čia yra, mes jau turime apie 80 cm, pats boileris apie 50 cm pločio. Na, 50, 20 net čia ne. Jau geriau vertikalis, sakysi. Gerai, o tai dabar kur čia mums reikėtų daryti visus tuos, kur prasikasti, paaišk kanalizaciją. Žinai, viskas čia yra planuojama. Jo, į tą vieną eilę, bet įklendų laukų apie tualetą. Tai va, čia darom. Čia išėjims, ne, kanalizacija? Jo, čia daryti, va, tuo vietoj. Viską, ne? Viskas, va, kur boileris, tu vietas, kur po apačio boilerį bus tada. Bet tada čia viena linija ir tada nueis? Ne, galima... Ne čia virtuvė? Galima, čia įeina 45 alkūnė. Įeina čia. Čia vienas išlenda. Čia paės po vėl 45. Įeis čia. Sutrišakį į viršų ir vėl nueis, kur čia į virtuvę. Ir viskas. Tiesiog va, ties įeina. O kur gerai. Mes kriauklės bent jau vonioj neplanuojam. Neplanuojat? Ne, nu blemba, žinai, čia kriauklė ir už metrą kriauklė. Jo, jeigu čia dėl to, tai jo, sutinku. Nežinau, aš galvoju, žinai, geriau kokią spintelę, bet vietoj kriauklės pasistatyti į tą kampą. Kaip norite pavandenti, jūs norite grindise pasidaryti ar sienos? Sienos aš galvočiau gal. Kaip tu galvoji? Ar nori, kad Norvegijoje išorė viskas būtų? Gali būti išorė, nesvarbu. Jeigu gražiai padarys, tai gal išorė būti. Gali būti išorė. Nes grindyse arba... Dabar vyksta matematika aukštoji. Susiskaičiavom. Skaičiuojam. Tai dabar planuojam važiuoti apsipirkti, visko užsisakyti. Važiuoti nusipirkti šašlyką. Ir kaip sakant, tada užvesti. O aš kas? A tu kas tu planuoji? Tai gal įmestumėm tą vandenį? Ai, nu jo, galim įmesti. Jeigu ten tiek įkasti, tai čia nieko. Na kam čia? Nu, žodžiu, kaip ir... Viskas, ne? Ai, galim iškart gal tvarką gal tada paimti. Štai baigiam ryšį, važiuojam apsipirkti. Jo, varom. Jo, įeisi čia, čia
Prieš akis 45 laipsnių pakilsi čia į viršų. Eisi taip. Alkūnė 45 laipsnių. Eisi. Vamzdžių galiukas. Ir vėl čia. Vėl 45. Ir vėl su prieš akių. Į tualetą pareisi. Ir tada tiesiai irgi su šimtinė. Eisi. Ir čia su alkūnė pakilsi į viršų. Gerai. Tai viskas. Va, toks bus. Mažiau kas. O paskui iš ten jau, kur bus jau valymi įrenginys, jau žiūrėsis. Tai gerai, kas su 40 cm, ne? Gerai, jo, taip. Išmatuok man šiupelę kiek. Ne, nu, taip, Tai per šiupelę. Jo, per gerai šiupelę. Viskas palei planą. Elektros čia, gali eiti. Kabelis. Jo, kabelis čia, o vandenis čia. Nu, su vandeniu kis tik giliau, kas... 1,20 m. Tai iš tikrųjų vandenį porą metrų išvesti lauką. Jo. Nu gerai, Ramūnai, tai sėkmės tau. Taip ir leidžiam penktadienį Jo, popietę. mes einam patvarkyti mėsytę. Mes varom mišrainę valgyti. Paskui padėsime. Už rankos palaikys. Jo. Jeigu liks, aš prisijungs paskui. Nu ką, nevirtot? Vėjas yra. Susibražė. Nu koks dirvožemis. Nu ką, sugrįžtam. Žodžiu, atsitiko nelaimė. Šiek tiek krito kamera ir stikliukas suskilo. Nežinau dabar, nu ta prasme, čia šone yra praskilę. Nežinau, ar kažkas matysis ar ne. Gerai, 9 kartus atmatok. 10 ir... 300 kartų apjauk. Nu jo. Bet čia įbiškių kuisi. Kuo yra? Kuisiu. Kuisiu. Kas tai? Odai. Odai. Jo, esu girdėjęs. Hep yra gerai. Žinai, ką aš galvoju? Man atrodo, kai jisai žino, ką daro. Man atrodo, kad žino. Žinai, gali atspėti kelis kartus, bet jau čia jis kiek laiką gerai daro. Matai, kad ne pirmą dieną dirbi tokį darbą. Taip yra. Kiek metų dirbi? Dirbina su santechnika. Nu? Mūsų aš čia pradėjau kokius 16 metų. Kiek? 16 metų. Pradėjau valymį įrenginį statys. Žinai kaip, pinigų reikia, eini žiūrėti. Aha. Statėsi už pagalbinį. Nu gerai. Paskui jau mokslus baigiau ir taip toliau. Tai tavo jau stažiuką turi? Jau turi. Nu tai ką, ateinu tik tai subdeitinti visą tą laiką, vyrai čia dirba, o aš valgyti dariau, tai dabar jie valgo labai skaniai vatenuot. Tai situacija yra tokia. Matom dušą, tualetą čia, o čia matom kriauklytę.
Aišku, tie vamzdžiai, nebus, ta prasme, čia dar nėra pamata, jie nebus tiek iškilę. Iš tikrųjų, nežinau net ką pasakyti, nes nieko nenusimanau. Čia dar nėra baigta, sakė. Pavalgys ir ateis viską da baigti. Tai nežinau, kitą dieną pažiūrėsim, ir jau galėsim, kaip sakant, viską iki galo susitankinti ir daryti pamatėlį. Tai va, tai atsisveikinu ir susitiksim jau kitą dieną. Sveiki, draugai. Šiandieną užsisakiau armatūros lankstinius. Turėčiau išsilyginti visą pagrindą. Rytoj pasimsiu mažą vibro plokštę. Išsilyginu ir jau kloju. Lankstiniai gausis labai paprasti. 10 cm. Tokį žiedą dėsim iš lankstinių. Nieko čia ypatinga. Svorė daug nėra. Laikys. Tai ką, netempiu ir pradedu. Susirandu stovą. Gal šiandien daug nefilmuosiu. Kas beliko? Elektros kabelis. Kažkada kasis man iki stulpo. Vakar kasigavo žuolę nupjauti, aplinką aptarkyti. Ir vakare truputį su ieškikliu paieškojau. Radau truputį centų, galėsiu parodyti vėliau. O gal ir dabar. Taigi, 2 centukai, 50 centukų, 99, 10 centų lietuviškų. O to vokiškas 40 metų dešimtukas. 2 kapeikos 89 bei 20 kapeikų 51. Šaukštas. Tai čia dėjau brangiuosius. O čia tiesiog šiukšlės. Kamštukai, vinių. Ir visą tą gėrį, visą tą lobį radau šitoje mažoje teritorijoje, kur maždaug šešėlis yra. Na ką, skubu išsilyginti, kaip namelio ta vieta užstoja šešėlis. Atskrenda labai pikti uodai. Jau mane buvo sulesę gerai. Ką statau kamerą į statybą ir reikia užsikasti vandens į vietą. Svarbiausia dabar dalis man, kad būtų tiksliai nuo sienos. Apsiskaičiuosiu, kiek turėtų būti. Daspyliau truputį smėlę, buvo per žemas kampas. Susimušu toliau, pasitikrinu vėl. Ką, dirba. Lazeriukas akis, jungiu. Šakies galiu pasakyti, kad truputį čia taip. Tankinimo mašina 90 kg. Paskutiniai pakedenimai. Jungiu lauko, įsilyginu, pramušu, išsikasu elektros laidą. Ką, jungiu lauko,
Ir parodys, kaip lyginu, ką čia. Na kągi, baigiau lyginti. Tikrai gerai įsilyginau. Susitrambavau paskutinį kartą ir rytoj dar kartą peržiūrėsiu. Nežinau, 5. kartą daugiau tikrinau. Ir kaip išsilygini, sakė, negali vaikščioti. Vaikščioju, nelabai pėdsakai atsiranda. Gerai susitankinu. Na ir prie to pačio Ramūnas dar sutankino ir mūsų įvažiavimą. Štai tokius darbus pavyko atlikti šiam kartui. Pamato klojimui jau pasiruošėme, na, o kitą kartą jau pradėsime jį ir daryti. Dėkojame, kad žiūrėjote ir greit susitiksime. Iki!